dalyką. Žinai, kaip galima pasakyti, aš kažkada su kažkuo esu šnekėjęs, tikrai nemažai šitą temą esu šnekėję, tai kokybė Lietuvoje galbūt yra nebloga, bet yra labai daug nereikalingos informacijos. Taip gaunasi, kad kai žmonės tengiasi, supranti, mokytis, tai nežinau, 300 puslapių, mes Harvard'e mokomės 50 puslapių. Lietuvoje, tarkim, yra labai daug ir yra dalykų, kurių reikia, bet yra žiauriai daug dalykų, kur nereikia. Tai, tarkim, 80% yra nereikalingų dalykų visiškai, 20% yra gerų. O ten, kur, tarkim, Harvard'e, kur aš mokuosi ir kaip aš neku su kitais, kurie, tarkim, gerose universitetuose mokuosi, Londone ir kitur, tai yra labai daug, kaip sakant, 80% gero dalyko, 20% nereikalingų. Tai aš manau, tame skirtumas ir yra. Ir nuo to tada keičiasi, kaip sakant, mes, tarkim, daugiau dalykų praeinam, negu, tarkim, Lietuvoje čia žmonės praeinam. Tai va, toks pagrindinis pastebėjimas būtų. Bet negali sakyti, kad mūsų universitetai yra kažkokia tai blogi, ar ne, tiesiog, man atrodo, ne ant to fokusuojasi, ant ko reikėtų. Čia taip manau. Na, tenai žmonės, kažkaip suprantu, iš profesoriaus algų visai ir išgyvena, žinai. Ir dėl to jie turi galimybę, kaip sakant, atsiduoti visiškai savo darbą. Bet jeigu tu turi dar porą darbų, tai sutinku, kad yra suprantu. Nors kai kada, tarkim, mano geriausi profesoriai, kurie man yra buvę Harvard'e, iš tikrųjų, tai jie dar turi darbus. Bet jie iš tikrųjų, kaip pasakyti, tarkim, žmogus, profesorius, kuris man makroekonomiką dėstė, jisai buvo, reiškia, dirbo tam federaliniam banke, Fede dirbo, jo. Tai žinai, jisai supranta, ką žinai, apie ką jisai šneka. Tai yra labai gerai, jis ne tik, kad profesorius yra, žinai, ekonomikas, bet jis tuo pačiu tenai dirbęs, viską žino. Ateidavau, netgi papasakodavau, kas vakar vyko, pavyzdžiui, ten ne visiškai viską išpasakodavau, bet visi vaizduoja. Tai va. Čia labai padeda, man atrodo, kai kada, jeigu tu dirbi toj srityje, apie ką tu pasakoji, tai čia labai... Ar rekomenduoji su jas užsienį ir kodėl rekomenduoji? Rekomenduoju. Rekomenduoju dėl to turbūt, kad... Sunku dabar pasakyti, kad manęs senoji karta neužpyktų, bet yra labai gerai, kad jaunimas išvažiuoja ir pamato viską, ko nepamato Lietuvoje. Tarkim, yra visai skirtingi žmonės, skirtingos rasės, skirtingos pažiūros, skirtingi tenai jų mąstymai. Tas yra labai gerai. Tai yra pagrindinis dalykas, kad reikia išvažiuoti, kad jie pamatytų, kad supranti, kad juodas tai nebūtinai tinginys ar kažkas tokio. Pas mus Lietuvoje yra įsišaknyje tam tikras mąstymas, kad žinai, kad juodaodžiai yra labai tingus, arba kad ten kažkokie tie azijiečiai žiauriai gerai matematikoje eina. Tai yra tokius dalykus reikėtų paimti ir pakeisti žmonėm. Tiesiog praplatinti pažiūras. Tai čia tas pirmas ir pagrindinis dalykas, dėl ko verta išvažiuoti. Visų antra, aišku, kaip pasakyti, kalba yra labai svarbu išmokti kitur išvažiavus. Čia galbūt reikėtų kitaip pasakyti, bet išvažiuoti kitą universitetą ir mokytis tenai jų kalba, tarkim, kokią Angliją išvažiavus ir tarkim, mokytis angliškai yra kur kas geriau išmoksti anglų kalbą, negu kad čia mokytumės anglų. Taip, bet pasakyti, nes nebet jų tu turi pats, žinai, išmokti. Tai va tas yra labai gerai. Tai čia tuo pačiu susijęs dalykas, kad su savarankiškumu labai daug išmoksti. Pats išvažiavęs, kai nėra nei tetės, nei mamos, nieko, labai gerai, nes pats išmoksti, tai turi, žinai, valgyti darytis, plautis indus ir panašiai. Tokie dalykai labai iš karto tave greitai tampi subrendęs, subrandina tave labai greitai. Tas yra labai gerai. Dėl ko dar? Šiaip smagu visai. Lietuvoje yra malonu, bet išvažiuoja į Londoną kažkokią, ar į New Yorką, kur ten neišvažiuoja žmogus. Žinai, įgauni labai daug tokios patirties, kokios neįgautum čia. Tai va, tikrai manau, kad verta išvažiuoti. Tai ties planai. Baigiau, tai va dabar baigsiu, liko vienas semestras, liko Harvard'e ir tada, kaip pasakyti, ten jau pasirašiau visą kontraktą ir dabar dirbsiu konsultacinėje srityje. Būsiu, reiškia, biznio analistas, man yra business analyst, tokia reiškia pozicija. Ir yra kompanija, vadinasi Fidelity Consulting Group. Ir čia yra Bostonai. Darbas prasideda Liepos 12, iki tol tiesiog dar mėgausiu savo studento gyvenimą. Tai va, bet viskas truputėlį anksčiau būna. Tarkim, tenai ne tai, kad baigi ir ieškai darbo, ten jau būni susiradęs darbą kažkur tai rugsėjo arba spalio mėnesį dažniausiai. Tai taip pasisekė iš tikrųjų. Mamai linkėjimai, Gintai Balčytienei.
lyg ir viskas. Tokių linkėjimus padėl savo Harvardo chebrai, kur paskui žiūrės. Jo, jeigu žiūrės, perdu. E4 is saying hi to you. You got your $1 million